2010 m. rudens literatūrinių skaitymų baigiamasis vakaras vyko spalio 15 d. Punsko lietuvių kultūros namų 2 aukšto fojė. Čia matėme Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos moksleivių poetinę kompoziciją Mano broli girdi, parengtą pagal Birutės Pukelevičiūtės ir Henriko Nagio tekstus. Prie muzikos garsų su žiūrovais bendravo Birutė Jonuškaitė Augustinienė, Stasys Stacevičius, Justina Katkevičiūtė, Jolanta Malinauskaitė Vektorienė, Sigitas Birgelis, Janina Macukonienė bei Algis Uzdila. Renginio rėmėjas Užsienio lietuvių departamentas prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos. 8 rudens literatūrinius skaitymus pradės mūsų svečiai. Tai Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokiniai. Matysime ir Birutės Pukelevičiūtės Henriko Nagio kūrybos motyvai sukurtą poetinę kompoziciją Mano broli girdi. Režisieriai Vidmantas Fialkauskas ir Algis Želvys. Puikiai groja šukom, moka sudėti rankas į rutuliuką ir krutinti lyg šnikštinėjantį kiškio snukutį. Kiek jis turi mergaičių? Tikrai nežinau. Plunksnapačių dėžutėje radau 2 nuotraukas. Viena buvo alganosios su čiuožimo megztiniu, kita šypsojosi pro ramunių puokštę. Bet jų turi būti daugiau. Vladas yra geriausias šokėjas mokyklos vakarėliuose. Vladas baigė karo mokyklą, jį paskyrė Kėdainius. Bet mes jį praradome ne iš karto, jis atvažiuodavo beveik kas savaitę. Aš bėgu gimnazijon visų keliu, akise mirgėjo padangų provėžos molėtų gatvės smėlį, praviri vartai, raudonos sunkvežimių žvaigždės, rankose suspausti ryšulėliai ir veidai. Raudonosios armijos prospektu leidosi žemyn sunkvežimį. Aš net verkti negalėjau, tik jutau, kaip man dreba visi sąnariai. Čia, nuo kalno, paslaptys išduotos iš mano gyvenimo, viskas pasakyta, tai aš nieko daugiau nepridursiu, tik tai pasakysiu, kad keisti dalykai dedasi, nes bet kalba yra apie šiuolaikinę emigraciją, bet šitoj knygoje telpa emigrantai, Amerikos emigrantai ir tie, kurie išvyko pokarį, ne savo norų, ir tie, kurie išvyko jau nepriklausomoj dabartiniai Lietuvoje ir dar vis išvyksta. Ir ryžiais. Atsiminkit, kad jai 93. Nuolatos vaiko musę nuo patiekalų. Viena tikrai įkyri. Santvarė sako, o gal čia ta pati Stasio musė? Kai dar abu gyveno vieną rudenį, irgi šitaip nuolatos po namus skraidydavo musė. Valgom, jis su mumis virtuvėje, užlipu į miegamąjį, jį irgi paskui. Tai santvaro kabinete bizgė, įkyrėjo man baisiai. Vieną dieną sakau Stasiui, kai grįši iš darbo, kad man tos musės nebūtų. kuriuose nenustebo,
jog esame žemėje, kaip danguje, taip ir sąmonėj, tundroj, vienatvėj ar stepėj. Žara lyg riba, vietomis jau žila, pilna kosminių ne, paribiai lyg beribiai. Pabūtumi, kol debesėlis šalia mano ranko, gal tave apsikabinę. Teka laikas, upė vanduo, akmenis nuo savo kelio vaiko ir ateina drumzlinas ruduo. Atūža žiema ir vandenys sulaiko, eina per pasaulį alkanas piemuo, jo avis vilkai išvaikė, guodžia vargšą brolį vienišą sesuo, kad ne viskas prarasta, tikėti reikia. Verkia kietas pakelės akmuo, numestas, lietaus nulytas. Vienatvės taurę išgerkime perpus ir atiduokime mintis aistros glamonėms. Atmerkime akis. Atverkime rankas, suliekim karštas lūpas be dvejonės, o prakaitas surus laikrūtį nerėdės ir lauks išganimo, aistros pilnatvės. Sukluso, per lauką nueido lakštingala Dievo balsu. Sužibo rasa žiedo veidu ir dingo pašvaistei dausų. Paparčio ramunė ieškojo, nors vasara brido gilyn. Nuskrido ir dingo Šilojus, viltis tų svajonių kely. Vakaras irgi buvo gražus, prasidėjęs panevėžiečių jaunimo vaidinimu. Malonu buvo išgirsti Punsko literatų kūrybą. Viso vakaro tokia visuma, atmosfera, aš manau, kad jie susijungia į tokį vientisą gražų kūrinį laike nors. Savo gimtinėje, sakoma, pranašu niekada nebūsi savam krašte. Tiesą sakant, atsakomybė ko gero daug didesnė susitikimuose savam krašte negu kur kitur. Ten, kur tu esi svetimas, visiškai nepažįstamas, tu gali daug ką papasakot ir apie save, ir apie tą patį Punsko kraštą, ir tai žmonėms bus įdomu. Čia auditorija tave pažįsta, pažinojo galbūt dar ir tavo tėvus ar tavo aplinką. Čia sėdi tie žmonės, kurie tave mokė, mokytojai, sėdi draugai, bičiuliai. Tai yra toks savotiškas testas. Kuo tu tapai išėjęs iš šito krašto, kaip tu dabar mastai, kaip tu žiūri į tuos savo kraštiečius. Tai yra daug sunkesnis bendravimas, dvasinė kažkuria prasme, didesnė atsakomybė.